Sveiki, mėly palangiškiai ir miesto svečiai. Na, birželis, ko gero, visi sutiksit, kad tikrai nelepina, ypač poilsiautojų. Ir kągi veikti Palangoj, jeigu tikrai oras nekoks, jeigu lyja, jeigu nėra saulės, jeigu negalime nueiti į pliažą. Taigi vis dėlto vienas iš pagrindinių renginių ir vienas iš pagrindinių traukos objektų yra Palangos vasaros koncertų salė, tai palangiškių vadinamoji vasaros estrada. Na ir šiemet ji yra tikrai atsinaujinusi, pagražėjusi ir vis dėlto laukia poilsiautojų ir palangiškių. Ir kas yra padaryta, kaip jinai yra atsinaujinusi, mes šioje laidoje ir kalbėsimės su šios vasaros estrados, galbūt tiksliau pasakysit, ūkio dalies vedėja gerbiama Lionė Stankuvienė. Taigi papasakokit, kas yra padaryta šiemet, kas pasikeitė. Aš matau, kad ir suolai, tiesiog suoliukai gražus ir čia lentelės apkaltos, reiškia ir visa kita. Na ir papasakokime apie tai. Yra padaryti nauji suolai, restauruoti, yra apkalta išorė 1,5 metro aukščio, kadangi, kaip pasakyti, žmonėm patogiau, lietus nelyja ir vėjas nepučia. Reiškia išorė, tai čia, kur mes matom, taip, iš vienos, iš kitos pusės, taip? Reiškia mažiau vėjo pus ir lietaus. Ir lietaus mažiau gausis. Yra prieš sceną lentelės apkaltus, kad būtų žmogui patogu, gražu žiūrėti į salę. Reiškia vasaros estrada, atsigauna vėl iš naujo, ar ne? Tvarkomės, darom, kad būtų žmogui įėjus į salę, būtų malonu ir patogu. Taip. Ir dabar vyksta koncertai, ar ne? Dabar prasidės koncertai, 30 bus pats pirmas koncertas. Pats pirmas 30 birželio. Taip, vėlai šalta, nėra žmonių. Tai, pavyzdžiui, su kitais metais palyginus, jūs kiek metų dirba čia? Nedaug. 2 metus, taip. Tai gerai, praeitais metais kaip buvo? Panašiai tas pats, birželis yra tuščias, kaip ir visur. Nėra žmonių, nėra poilsiautojų, nėra žiūrovų. O žmonės sakė, kiek girdėjom, turbūt ir jūs girdėjot, kad ši vasara bus labai graži, šilta, karšta, tačiau birželis parodė, kad kol kas dėja. Dėja. Tai dar papasakokit, dabar mes čia sėdime ant labai gražių suoliukų, jie buvo šiek tiek kitokie, ar ne? Taip, buvo kitokie, viską restauravom, nuobliavom, nulakavom iš naujo, viską padengėm, kadangi nesibraižys, nesiplėšys kelnes ir rūbai, atnaujinom viską. Kiek maždaug kainavo visi tie remontai? Tas visas malonumas kainavo apie 50 000 litų. Kad žmonėms būtų aiškiau, gal paaiškinkim, kam priklauso vasaros koncertų salė dabar? Salė priklauso Lietuvos nacionaliniai filharmonijai Vilniui. Ir Vilnius kažkiek, nežinau per kur, kaip skyrė pinigus ir mes galėjom daryti remontus. Vis dėlto jinai yra valdiška, taip sakant, liaudiškai, ar ne? Ir šiemet koncertai vyksta ir koncertus organizuoja irgi, kiek mes žinom, mes prieš filmavimą šnekėjom, kad tai yra kita firma. Papasakokit, kaip vyksta. Kiek žinau, yra išnuomota, kaip pasakyti, ne to, kad išnuomota, kad jie rengtų koncertus, sutartį padarė, kad jie pakviestų gerus artistus, įžymius, kaip sakyti, ir suvažiuos žymybių. Mesgi taip, jau matom per televiziją, girdim, kad bus ir liktai Maisejevas, ar ne, ir kažkas dar iš Rusijos artistų bus, vienu žodžiu, Mumitrolė, atrodo, vienu žodžiu, tikrai ryškios žvaigždės. Liepos 21 bus Lapkauskaitės koncertas vaikų. Čia tradicinis. Tai sakė, irgi labai nuostabus renginys bus. Taip. Sakykime taip, dabar jūs vis dėlto, jau 2 metus čia dirbat, jūs dirbat ir žiemą, ateinat ar ne, vis tiek prižiūrit čia viską. Ką reikia veikti, sakykime, žiemos metu? Tai žiemos metu visus darbus vykdom. Dabar nėra kada jau daryti. Per žiemą šalta, visos lenčikės reikia nuobliuoti, sutvarkyti, kaip pasakyti, lakuoti, visi darbai yra daromi žiemą. Taip, ir pasiruošėt vasarą, reiškia. O vasarą jau tik tai organizuojat renginius. Laukiam svečių ir palaikom tas, kas yra padaryta. O galbūt planuojat, ką nors dar ateičiai, sakykime, vis tiek visi atėję nori. Tai čia yra nepriklausomas toks dalykas, kad čia gali daryti ir daryti, tik tai reikia lėšų. O kas šiuo metu dar yra toks būtinas dalykas, kurį, remontui, aš turiu menį, ką dar reikėtų remontuoti šiuo metu? Priekį dažyti, lūpas dažyti. Čia viską galima dažyti. Viską tvarkyti, čia tik tai atsiduri.
Žiūrėkit, dabar galbūt jūs ir nebusit labai kompetitinga atsakyti tą klausimą. Buvo balandžio 1 proga toks pokštas spaudoje, galbūt teko skaityti, kad vasaros koncertų salė yra parduodama ir čia bus Maxima tipo, ar ne? Atsimenat tokį gal? Ar bus toks atvejis? Taip, skaičiau ir į Vilnių nusiuntėm. Ne, nu, tai čia nerealu. Čia kažkas, čia gali būti plėsis kažkas, galėtų būti kažkoks pramogų centras, dar kažkas, aš tą suprasčiau. Koncertai vyktų. Jo, kad koncertai vyktų viskas, langus, sudėkit daryti. Ilgiau galim. Tiesa, langus, jūs labai gerai paminėjot. Reiškia, čia reikėtų langų, iš tikrųjų, tai pagalvojus, iš tikrųjų reikėtų galbūt langų, nes būna kartais, kai lietus ar labai stiprus vėjas ir žmonėm labai šalta, ar ne? Bet šiaip jau, kaip mes supratom, planuose, ko gero dabar dar nėra langų, ar ne? Ne, nėra, jokių langų nėra, nu kaip, pakėlėm biškiuką, kad būtų mažiau lietaus, reikia artistam. Bet kadangi šita tvora kyla aukštyn, tai dabar reikia tikėtis, kad ko gero atsiras kada nors ir langeliai. Nežinau, čia apie tai nėra planų, neturim, kadangi viską vis tiek reikia derinti su architektais. Kiek vietų yra jūsų salėje? 1450 vietų. 1450. Tai, na, nemažas skaičius. Ar jisai būna užpildytas? Ar būna tokių dienų, kai būna pilna salė? Pernai tikrai buvo Vaikulė, kad buvo koncertas buvo ir buvo Lapkauskaitės koncertai, tai buvo pilna. O paskui buvo Lietuvos televizijos festivalis Reikidėj, tada irgi buvo šiaip ne. Ir bilietai kiek kainuoja? Čia maždaug taip tradiciškai. Galiu pasakyti, kadangi man tai neįdomu, aš nelabai brangus, kai būna geri koncertai brangesni, yra paprasti koncertai, tai 10-15 kalbėtų. Tai čia kaip paradoksas, reiškia, į brangesnius koncertus kartais būna daugiau ateina žmonių negu į paprastus, ar ne, pigesnius. Taip. O sakykim gerai, tai jums asmeniškai, kokie koncertai labiausiai patinka? Kokios grupės? Man tai liaudiški. Nu, kas pavyzdžiui? Šiaip patinka, Užsienį pasižiūri, ir Bavariją pažiūri, ir Mango pažiūri, kadangi vis tiek dirbi, turi pasižiūrėti, susipažinti. O kiek čia iš vis žmonių yra? Kiek darbuotojų? Darbuotojų yra. Šiaip esam 5, o dabar vasarą dasideda valytoja ir santechnikas pagalbinis. 7 žmonės. Tai čia tame tarpe yra ir sargai, turbūt aš kaip suprantu. Va, tas vienas Viluckis turiu net paminėti labai, visos jo rankų darbas padarytas yra. Nors ir nepriklausytų, ar ne, bet paprasčiausiai žmogus padeda. Dirba. Yra gabus žmogus, kuris labai visą dūšę įdeda. Algis Pačinskas visą teritoriją prižiūri, tvarkom. Elektrikas Petras yra, kuris visą šviesas tvarko irgi visą kitą daro. Nu, paskui. Ir kaip aš suprantu, reiškia, jūs dirbat tik per vasarą, o pavyzdžiui, rugsėjis, ta prasme, bet koncertai vyksta per vasarą. Rugsėjai nebevyksta koncertų, ar dar būna? Pernai buvo koncertų. Dar kažkiek, bet žmonių nėra. Gal 5-10 žmonės sueina į salę, jau čia neaktualu. Taip. Reiškia, viskas priklauso, kaip ir visiems palangiškiam, nuo žmonių, nuo poilsiautojų. Taip, yra žmonių, yra salė pilna. Nėra oro, nėra žmonių Palangoje ir nėra. Na, aš tikiuosi, kad šiemet bus geras oras, vis dėlto dar vasara, vis dėlto vienas mėnuo tik tai baigėsi, dar yra porą mėnesių, galbūt tie 2 mėnesiai, pusantro, kaip visada palangiškiai sako, atneša daugiausiai pajamų ir palangiškiai gyvena visus metus, aš manau, kad ir jūs, kažkiek tai turėsit iš to irgi naudos ir turėsit gerų renginių, kiek mes jau dabar šnekėjom. Tikriausiai tikėkimės. Kągi, aš jums dėkoju už pokalbį. Manau, kad vis dėlto vasaros koncertų salė, kaip supratot gerbiamieji žiūrovai, tikrai gyvena ir dar gyvens ilgai ir tikrai nebus niekam parduota, niekam neišnuomota. Reiškia, tik tai bus tie renginukai, kokie vyksta, bus koncertai ir daugiau niekas. Ir jinai visą laiką, kiek suprantu, atnaujinama. Ir štai dabar tokios gražios gėlės žydi, pasodintos, sustatytos labai gražiai vienoje kitoje pusėje. Taip kad, reiškia, vis dėlto mes atėję į šią koncertų salę tik tai galėsim pasiklausyti geros muzikos, ar ne? Tikrai taip. Ačiū Jums labai, visą gerą.